Sonny, please don't worry, I will bet it is a coming. And now I can take care about my family. Hello, mommy, I just love me. I'm so happy cause I got it. Inspiration, see you smile, all don't struggle with my bodies. Tai labą dieną. Į dar vieną video įbėga mano du gražūs nauji draugai už manęs. Jie yra nebereikalo, nes kitais metais prie mūsų komandos prisideda ir Ksado. Viską apie jų produkciją papasakosiu tada, kada mes eisim jos supilti į mano kasdieninę mašiną. Kadangi šitiems bolidams visą šitą gėrį galėsim suteikti tik tais pavasarį, kada jau jiems keisimės visus skyščius, tai jie gaus irgi ne tokio, dar geresnio priedo, kuris jau bus skiriamas grynai sportui, o dabar supilsim ir į kasdieninę mašiną, nes irgi svarbus dalykas keisti alyvą laiku kasdieniai mašinai. O dabar ką? Einam persirinkti? Nu ką, seni? Gerai atrodo, ką? Darbui pasiruošę, įmam alyvą, keliam mašiną ir einam keisti. Всё, užteks kalbėti. Klia. Just leave me alone and I'll show you how to I get from my body, we are talking all that. The stupid stays consistent, let's prove that I am. Shit out of my fellas from the pain to pain. Ha! O taip, aišku, reikia nusivalyti viską. Volia. Nu ką, leidžiam mašiną į apačią, supilam alyvą. Palauk, seni, reikia pavalyt ant kadro. Kaip mes taip. O, viso, galim filmuoti. Nu ką, pilsim, kaip ir minėjau prieš tai, Ksado tepaliuko. Tai dabar varikliukas man dėkos. Aišku, kaip visą laiką ant kadro sunku yra viską atidaryti ir padaryti viską tikslingai. Seni, čia reikia reikalų yra. What? Nu pagaliau įvykiau aš tą bonkutę. Ko šių taip skaniai kvepia? Gal tu čia pasikvepinai, seni? Oi, kažkaip aš čia jaudinas tokią alyvą pildamas. O, bet pataikiau, gerai. Kaip tikri profesionalai. Šitai karvutį reikia biški daugiau alyvos nei civikams. Gaila, per kameras neina to kvapo perduoti, bet kvepia tai. Pradedu pavydėti, ką jinai čia gers. Viso, gumelės pasikeitėm, filtriukas opa. O pasakau, čiukuliukų. Sukame filtrą į vietą. Fup. Ir viso, važiuos Jessica. Nu ką, supylėm tepaliukus, dabar pašildysim variklį iki darbinės temperatūros ir tada panaudosim Ksado priedus. Visus jos priedus rasite ir kaip ir kada reikia naudoti tokį priedą rasite ant dėžutės, bet paskaitysiu jums, kad kokie pliusai pagrindė yra šito priedo. Tai
slydimo agentas, tai vadinama, kad garantuoja labai lengvą slydimą tarp variklio detalių, tai vadinasi mažina trintį. Detalių paviršiuje formuoja metalo keramika danga, kartu atkuria detalių darbinius paviršius ir kompensuoja variklio detalių einamą į dilimą. Čia su Xado ir anksčiau mes turėjome tokių patirčių, kadangi aš juos naudodavau tiek į Hondos variklius, naudodavau tiek į Hondos dėžę. Tuos priedus reikia žinoti, aišku, tinkamų metų juos naudoti, ne tada, kada ten man, išlūžo antras bėgis, reikia priedo, gal susiklijuos. Šitie priedai netaip veikia, realiai veikia tada, kada dar nėra pagrindinės didelės bėdos arba ta bėda yra minimali ir tas bėdas iš tikrųjų išgydo. Pavyzdys puikus, kaip žinot, kas jau su Civicais mane žiūrit, su pačiom Hondom, kas pažįstami, tai su antru bėgiu sinchronizatoriais amžina problema, tai vos pajutus tokią problemą, aš pakeičiau alyvą ir supyliau Xado būtent specialius dėžės priedus ir pravažiavus 200-300 km mano visi traškėsiai ir nemalonus įtimasis rankoje antro bėgio dingo. Tai ką tai pasako, kad šitie priedai atlieka tinkamą darbą tada, kada tinkamai juos panaudojat. Nu ką, variklis pašylo iki darbinės temperatūros, dabar supilsim Xado priedą, kuris, kaip ir minėjau, prieš tai tas turimas savybės, o tos savybės senam varikliui tai ypatingai reikalingos, kurios padaro savo darbą, subraižytose senelėse padengia keramiką, tai šitie dalykai labai varikliams padeda ilgiau tarnauti, sumažina vibracijas, nu žodžiu. Opa. Čia viskas Civicams suderinta, viskas raudonos spalvos. Variklis man tikrai padėkos, kad iš senatvės prikelinėjau į jaunystę. Tai dabar uždedam variklį, duodam padirbti apie vėl 20 minučių, kad neužsibūtų vienoje vietoje šitas skystis, kad prasidirbtų su visa alyva. Tai vėl užvedam motorą, duodam jam prasidirbti. Yeah, fall back too close, you ain't even know me. Trust my brothers from way back from the north. Whiskey and Dior, spend it like they owe me. Seni, tieši ir baigiam, viskas, jungiam. Prieitam video dar prieš savaitę filmavom ir kalbėjom, kad jau pradėsim pasiruošimą su mašina, sėdynę dėsim, viską čia styguosimės, bet ne. Gyvenimas mums sako kitaip. Atsitiko toks dalykas, kad mus iškrausto iš garažo po 8 metų. Tai dabar situacija yra tokia, kad turim lapkričio 29 jau dieną ir iki realiai kalėdų kūčių mes turim jau išsikraustyti ir rasti kitas patalpas. Tai dabar 2 dienas atgal keletą variantų pasižiūrėjom, minčių jau kaip ką plius minus daryti yra, bet esmė, kad realiai ir keltuvai ir visa didelė mūsų užgyventas turtas turi keliauti į kitas patalpas. Tai pafilmuosiu kažkiek ir to veiksmo pačio iš to viso kraustymosi, kaip siūsim mašinas, daiktus, viską ardysim. Tai kažkiek to kadro bus ir tos medžiagos gal bus irgi įdomu pamatyti ir tokį kontentą. Tai viską siūsim, darysim, bandysim kraustytis. Tai sėkmės man ties šito klausimu ir susitinkam kitą dieną. Labas rytas, dar viena diena. Važiuojam, pasimsim Viliuką ir Viliukas pagelbės mums su transportu, su kuriuo tempsim savo Civicėlius. Į kitą patalpą, kur irgi papasakosiu, kas ten padėjo man šito klausimu. Tai dabar važiuojam pasiemam Vilių, važiuojam pasiemam tėvuko mašiną ir važiuojam įsinuomoti priekabą. Nu ir žodžiu, toliau. Nu, atvažiavom pas Vilių, bet ar nebus taip, kad jis vėl užmigo belaukdamas. Visi turim draugą Megalių. Kągi sakiau, man atrodo, biškai primygęs buvo. Ir jėgų nebelabai turi. Ką Megalius?
Atsilikėlis pakrautas, Augustinas laukia mūsų savo rūmuose, tai važiuojam pas jį, išsikrausim mašiniuką. Laikinieji namai. How'd that sound? Čia jau. Все, antrasis bolidas pakrautas, su šito buvo daug reikalų, biškį spilteriuką daužėm, bet čia maža problema, mašina pakrauta, judam į tą patį spotą pas Augustiną, paliksim antrąją mašiną ir все, mašinas bus iškraustos, tada eisim prie jau daiktų, reikia daug daiktų išardyti. Va, Augustas parūpino man idealią vietą. Šiltai, viską. Didelis. Ačiū tau, nežinau, kad vis tiek pažiūrėsi kažkada šitą video. Va taip. Va taip. Šito dėdės kaltės. Turim nuostabią vietą pailsėti. Ačiū labai. Dar vieną dieną kraustymosi, pačios nesąmonės didžiosios, bet jau vakar šiek tiek atsiruošiau daiktų, biškį pripakavom, pridėliom, visam garaže didelis balaganas, daug užkaupto atsarginių detalių kiekio, tai viską pagal vietas, viską atsiruošiavau realiai, tai dedam viską vieną krūvą, kad būtų aišku, kokio dydžio krūva finaliniam rezultate bus. Tai ką, dirbam dar vieną dieną toliau, visą kraustymą atliekam. Nu ką, gal šiek tiek atsitraukime nuo tų kraustymosi darbų, visgi artėja didžiausios metų šventės ir ta proga mes su mūsų partneriais Sado sugalvojame ir jums kalėdinę dovaną, kurią norėtume padovanoti vienam iš mano žiūrovų. Mes tau padovanosim šį variklio priedą, kuris ne tik prailgins jūsų variklio tarnavimo laiką, bet ir padengs seneles keraminę dangą. Ir be to, per laiką pagydys jūsų subraižtus cilindrus. Ir gausi dar 2
stabdžių valiklius, kurie nuvalys bet kurią nutekėjusią alyvą. Ir dar priedo gausi purškalą, su kuriuo susitepsi visus varžtus ir niekada daugiau neturėsi problemų juos atsukant. Kaip gali laimėti visą tai? Tai labai yra paprasta. Tau tai reikia prenumeruoti mano YouTube kanalą ir apačioje po šito video pakomentuoti. Konkursas galioja iki gruodžio 23 dienos. Gruodžio 23 dieną aš išrinksiu nugalėtoją ir su tavimi susisieksiu. Prizas yra tikrai naudingas, taigi verta dalyvauti. Taigi taip, pasibaigsime šiuos metus. Palinkėsiu visiems gražių, jaukių, šventų kalėdų. Triukšmingai pasitikite naujosius metus ir sutiksim kitais metais. Ačiū Jums labai.